Na, sveiki, mėly žiūrovai. Aptirpo jau aplink šilauogių krūmus sniegas. Galim drąsiai dabar genėti. Rodžiau prieš tai sutinuko Chandlerio genėjimą, o dabar krūmas, čia yra Duke veislė, ankstyva šilauogė. Auga jau čia gal 4 metus pas mane jinai. Na, pažiūrėkime, yra štai, ką išmokau per pernai metus, kad jeigu normaliai laistysi, tai gausi daug ūglių. Tai va, skirtingai nuo Chandlerio, Duke'as duoda tų ūglių pakankamai normaliai. Tai va, tai pernai, kadangi buvo drėgna vasara, tai štai turim daug ūglių. Tai yra gera naujiena, nes turėsim iš ko rinktis genėdami. Va, viršūnių nušalusių aš čia nematau. Jau prieš tai apžiūrėjau krūmą, štai va, matom, kiek čia derliaus bus. Laukit, čia yra derlius. O čia va, žiūrėkit, kiek yra vaisinių pumpurų. Iš vieno pumpuro bus 5-6 uogos, iki 9 berods. Va, kaip aš jums ir pasakojau apie prie Chandlerio, prie sutinuko genėjimo, štai jisai, žiūrėkit, va čia jisai, va čia gal netgi buvo nuderėjęs, va čia nuderėjęs, ir štai žiūrėkit, išsišakojo, ir dabar ant šitų išsišakojimų derėjęs, ar susifokusuos? Va, taip, susifokusuoja, va, dabar čia derės, o va čia žemiau, va, kur tokie aštrus visai pringlūdė, čia šakosis. Ir taip, be galo, be krašto. Tai va, tai dalį derliaus mes, aišku, išsaugosim. Bus kitas krūmas Duke'o, parodysiu ten, panašu, kad šiais metais jį formuosim, nes jisai toks nelabai, ūglių mažokai. Va, o šitas visai neblogas. Tai nuo kogi pradėti? Pradėti reikia nuo to, kad pirmiausia iškerpam tai, kas turi būti iškerpta bet kokiu atveju, ne? Tai kas tai? Na, šiuo atveju aš matau, kad turim daug mes ūglių. Aš prieš tai minėjau, kad kokie 8 reikia palikti. Reiškia, galima ten 10, na, svarbu krūmo nenualinti per daug. Va, tai čia yra iš ko rinktis, tai kas turi būti pirmiausia iškerpta. Pirmiausia, kaip sako Pavel Lasica, tas lenkų augintojas, kurį aš dažnai miniu, iš kurio aš esmės ir mokausi. Pirmiausia, išpjaunam tai, kas yra smulku. Tai yra tai, kas nebus jokios naudos. Tai pavyzdžiui, va čia yra prie krūmo pagrindo, va šitą šakelę, va žiūrėkit, bom, jinai čia nereikalinga. Šitą va žiūrėkit, jinai eina, neaišku, ką jinai čia daro, į krūmo vidų visiškai, bom, ištraukiam. Tada va žiūrėkit, va šitą šakelę, va žiūrėkit, bom, bom. Štai, kas dar? Va žiūrėkit, dabar iš čia gal kažkaip geriau matysis. Va, iš čia. Turim 3 ūglius. 1, 2, 3. Va, kiek pasimatys. Va, šitas va mažiukas, jis eina pačio, kažkur iš to pačio. Tai tą mažiuką aš dabar visai iškirpsiu. Jis čia nereikalingas. Užsiblokavęs sekatorius. Viskas. Dabar klausimas, ar su šituo kažką reikia daryti. Iš čia eina į šitą pusę. Čia vat pagrindė visi ūgliai yra ten, nauji, o jisai eina va čia į mane labiau. Bet čia vat yra šitas ūglis į šitą pusę. Tai aš gal jį nors nežinau, galim palikti. Nesimėti tais ūgliais. Oi, beje, žiūrėkit, yra spangulių, va, kaip pernai vasarą gavo daug lietaus, tai ir spangulės užaugo, tai 3 metus po 2 spangulės rinkau. Tai panašu, kad tiesiog, kad aš per mažai viską laisčiau per mažai. O to augintojas, sakykit. Nu nieko, išmokau auginėti, išmoksiu ir auginti. Na, toliau judam. Toliau, žiūrėkit, šitas va geras, jaunas ūglis, bet jisai auga, geras, jaunas, bet jisai auga visiškai krūmo viduje. Tai jį visiškai ir šalinam. Va, žiūrėkit, pjūvio plotas yra žalias, o gal taip parodysiu. Žalias, tai vadinasi nesušalęs, viskas yra gerai. Va, štai dar pasižiūrėkim, gal man atrodo smulkmę maždaug visą ir ištaisėm, dar gal ne visą, bet jau judėsim gal prie stambesnių. Žiūrėkit dabar, šitas ūglis irgi jisai visiškai į krūmo vidų jisai eina. Va, čia viską jisai užtemdo šitą. Ir iš jo, štai va, matosi, va, iš jo, va, jisai eina tas senas ūglis, beje, čia jau 4-5 metų gal netgi, ir iš jo va jaunas. Tai mes jauną tą ir paliksim. Primenu, kad kerpam, palikdami čiopiką
kaip sako lenkai, palikdami kelmelį, nes kokį centimetrą, pusantro, nedaugiau, pusę galima, nes šilauogė neužgydo žaizdų. Čia beje eksperimento dėlį aš buvau palikęs, žiūrėk, rašytas, buvo paliktas, reiškia, nupjautas kaip ir vaismedžiam pjaunu, va ir čia tas pats, neužsitraukia jisai, va tai reikia palikinėti čiopiką. Taip, tai va, tai dabar šitas va eina ir žiūrėkit. Nu, gal kol kas jo dar netrumpinsiu, tada žiūrim čia. Žiūrim štai čia, na va, prašau jums. Čia tanku, čia va daug derliaus, bet čia sena labai šaka šita, jinai va visa žievėta yra. Va, pažiūrėkit, jinai visa tokia kamera biški užtemdo, va, jinai va, sužievė. Tai aš va taip padarysiu. Aš žiūrėkit, va, ant šito jaunesnio, bet čia per daug yra išsišakojimo, beje šitas čia žema yra, šitą aš pašalinsiu. Vat, čia yra per daug visko, aš pabandysiu, gal tiesiog, o taip pritrumpinsiu. Čia derliaus užteks, gal kiek pamažinsiu. Taip, va čia va smulkmė, va čia smulkmė. Ir va čia smulki šakelė, ja, pašalinsim. Na va, šitą šakelę, va žiūrėkit, visai jinai gražiai čia išeina. Taip, toliau žiūrim. Tai štai šitas, kuris eina į mūsų geras yra. Šitas tengu dera. Dabar su šita tokia kaip raganos šluota. Ką su juo darysim? Čia va nuėjo į šoną, nei šis, nei tas, mes padarysim va taip gal. O taip, o. Va, ir šitą va smulkmę, čia va yra pašalęs, žiūrėkit, padžiūvęs pašalęs, nesimato, va, šitas, mes jį, taip, va, šitas smulkmę irgi pašalinam, va, tada šitas va eina visiškai į krūmo vidų, jisai kažkaip ten atsigula ant kitų šakų, nereikalingas, na va, eina va šitas jaunas uglis, va čia jisai į krūmo vidų, aš galvoju, mes jį va taip atlenksim į tą pusę ir jį paliksim, nes va šita sena šaka, mes ją dabar visiškai gal visgi išsipjausim. Va, tai dabar pjausiu, aš pabandysiu va taip, paliksiu taip, galbūt iš miegančių pumpurų, va čia šaus nauji ungliai kitais metais. Aš pabandysiu va taip padaryti. O. Štai prašau jums. Na štai, rekomenduojam atsitraukti kartais nuo krūmo ir pasižiūrėti, kasgi mums išeina. Šiaip krūmas nesimato, aš truputį, saulė man už nugaros truputį čia užtemdo, bet krūmas šiaip ženkliai pašviesėjęs yra, matot, vidurys visiškai atsilaisvino, visiškai perpučiamas. O dabar matot, šitas va uglis eina visiškai į vidų, jis čia, kai bus lapai, jūs kai genį turit visada įsivaizduot krūmą su lapais. Ne? Tai va šitas nereikalingas, jis užsitemdys. Va šitas, kaip sakiau, mes jį atlenksim ten. Dabar va su šito ugliu ką daryti. Klausimas va su šito. Ir va šitas va čia yra. Tai gal mes va taip padarysim, kadangi šitas yra ant senesnės šakos, o čia va eina jaunas ugliukas, va žiūrėkit. Tai mes jį va taip ir prikirpsim. Op, va taip. O gal va taip. Op, su tokiu ilgu čiopu, su ilgu kilmuku. Pažiūrėsim, ar iš jo šaus, nešaus kažkas. Pažiūrėsim. Įdomu modelį, eksperimentas. Na va. Dabar dar žiūrim, va šitas yra aukštas, šitas dėrės, ne? Ką čia daryt? Ant šitų šiaip nesimato netgi, žiūrėkit, net nesimato vaisinių pumpurų. Na, tai mes juos pritrumpinsim, kad jie šakotųsi ir kitais metais dėrėtų, ne? Tai aš patrumpinsiu žemiau, nes reikia turėti omeny, kad jisai išleis ūglius, ne? Ir krūmas turi būti maždaug vienodo aukščio, kad visi maždaug būtų vienodai saulė, nes jeigu per žemai negauna tos saulės normaliai. Tai va. Tai aš jį kažkur va čia gal pritrumpinsiu. Op. Va. Tas pats ir su šituo. Jūs va žiūrėkit. Neturi vien vegetatyviniai pumpurai. Tai mes jį irgi, nėra derliaus ant jo. Gerai. Čia šitas šakojasi ant jo. O čia pašalusi viršūnėlė truputį, kiek matosi jo padžiūvusi. Na, šitą aš gal irgi tada taip pat padarysiu.
O irgi va taip. Va, derlių mes turėsim truputį derliaus vat ant šitos šakos, truputį derliaus ant šitos. O visą kitą naudosime, dar gal paliksiu derliaus paliksim gal va čia. Dalį derliaus nukirpsim, gaila tai yra pats didžiausias mūsų sodininkų priešas, nes tikrai gaila yra pjaut visą laiką. O šitą smulkmę irgi pašalinam. Tai štai iš esmės ir mūsų krūmas yra padarytas. Šitas beje. Ką čia daryti su jo? Aš jį pritrumpinsiu, kad kitais metais įsidėjėtų. Šiais metais nebus čia derliaus ant šito ūglio. Na dabar iš esmės pabaigiam, aš sakyčiau, su šito krūmu. Paskaičiuokim, kiek turim ūglio. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va šitas su 2 šakelėm. Ir va tas mažiukas 9. Jis negražiai einasi palei žemės, taip atsiguls, ir kas jam antramos. Nieko tokio. Augintojai plantatoriai jau seniai jį iškirstų, nes jis gulasi ant žemės ir pūvo paskui. Tai jie ten su atramom nežaidžia, o mes galim tai padaryti. Tai va, iš esmės 8 ūgliai, ant 2 vyresnių turėsim derlių. Va, labai gerai pasišakojo, 20 cm prieaugė, šitas labai puikus. Šitas irgi pasišakojęs, turėsim derliaus. Ant šitų mažiukų irgi turėsim, va, matot, pumpurėliai yra, aišku, viršūniai, reiškia vaisiniai, jie irgi duos derliaus, o visi kiti, kuriuos aš pritrumpinau, jie šakosis šiais metais ir nuo jų rinksim derlių kitais metais, o šitos bandysime atnaujinti. Tai tiek šito krūmo genėjimo, judėsim prie kitų. Na štai kitas krūmas šilauogės Diuk. Čia jau tokie, prieaugęs toks man, iki krūtinės, čia kažkur virš metro šitie ūgliai yra irgi, bet čia derlius bus tik ant senų šakų, tai panašu šį krūmą mes šiais metais tik performuosim, o derliaus iš jo bus nedaug. Va, dabar va štai žiūrėkite, va, kaip smulkėja uoga, va žiūrėkite, va. Jis šakojosi, ten dėrėjo ir galiausiai va tokios va smulkios šakelės pasidaro. Aišku, čia gal ne tas, va čia va gera šaka, va, kaip nešakojosi, žiūrėkit, kaip susmulkėjo tos šakelės, jos jau nebegali išmaitinti normalios uogos. Va, tai ir dėl to, kas 5 metus, vadinasi, atnaujinam krūmą. Va, nes ant jaunų būna viskas gera ir skanu. Tai štai, kaip ir sakiau, dabar žiūrim. Šitos jaunus, aišku, paliekam. Čia viskas yra gerai. Dabar šitas senas, jį reikėtų šalinti, bet žiūrėkite, iš jo eina labai geras ūgliukas. Tai čia va derlius, čia va yra šitas jaunas, bet aš gal... Va čia va yra jaunas, bet aš gal jo netausosiu. Ir va taip pašalinsim. Viskas. Ir tada šitą va irgi aš pašalinsiu, o paliekam šitą va centrinį ūglį. Pažiūrėsim iš toli. Va. Šitą paliekam, o šitą šalinam. Vėl primenu, paliekam kelmelį, kažkur čia centimetras, nuo pusės iki 1,5 centimetro ilgio. Štai. Toliau. Dabar ant šitų aš nematau lyg ir vaisinių pumpurų, va tik viršūnė vaisinis, stambesnis, visi kiti mažiukai. Derliaus nebus. O šitas, oi, pabėgo. O šitas netgi, žiūrėkit, čia taip nesimatavo, pašalus į viršūnę. Na, matot, augo intensyviai, nespėjo sumedyti ir pašalo. Na, tai ką, tai aš tiesiog padarysiu, pasielgsiu lygiai taip pat, kaip ilgiausi su prieš tai buvusiais ūgliais. Trumpinam. Kažkoks aukštis maždaug 35 cm nuo žemės. Šitos visus. Va taip jos. Kad šakotųsi ir formuotųsi krūmas. Na štai prikirpau vienodame aukšte. Šiaip ir šitą irgi reikia prikirpti vienodame aukšte. Taip. Dabar va šitas, palaukit. Koliukas šitas. Pašalinam. Dabar taip. Šitas gal ir nedėrės, bet na, šitą aš prikirpsiu dabar, paliksiu kokius 5 cm nuo žemės, kad iš miegančių pumpurų šautų. O čia
Neaišku, ar dėrės visas derlius. Vakar pabėgo, iš šitą vietą pabėgo derlius. Oi, tai va, pavaikščiau dar pagalvojau, o taip aš padarysiu. Šitą prikirpsiu, šitą derlių nuėmė, šitą šaką vis tiek keliaus kitais metais lauk. O gal ir nekeliaus, net nežinau, o šitos pabandysim netgi ne taip, aš gal pabandysiu taip, trumpiau, šitą op, kad būtų maždaug vienodame aukšte su šito, aišku, jis biškiai aukščiau, bet čia nieko tokio. O šitą šaką norėjau šalinti, bet pagalvojau, gal bent keletą uogų mes suvalgysim nuo šito krūmo, tai smulkmeną aš šalinam, smulkmes mes šalinam, va, ir palaukit, ir liksiu, va taip, ant šitos šakos uždėrės, čia ant šitų ugliukų bus derliaus kažkiek, matau, yra vaisinių pumpurų, va, yra vaisiniai pumpurai, va. O šitie formuosis krūmas bus uglių kitiems metams. Ir jie kitais metais dėrės, o ta šaka kitais metais eis lauk. Tai va, tai tiek su šitais dviem diuk krūmais. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo naudinga ir įdomu. Prisiminkit, kad šilauogę reikia genėti. Blogiausia, ką galite padaryti, kaip sako augintojai, tai yra negenėti šilauogės. Nes jūs turite užtikrinti jai būtinai jaunų ūglių, kad derlius būtų gausesnis, skanesnis, kad krūmas nesentų ir visą laiką atsinaujintų. Taip pat laistot, nes be vandens, kaip aš jau pats įsitikinau, ūglių šilauogę leisti nenori. Tai dar kartą dėkoju, gero jums genėjimo, gero mums derliaus, iki.